Hola a todos! Sveiki atvykę į mano kanalą. Mano vardas Elžbieta, malonu susipažinti. Šitame kanale mes kalbame apie Ispaniją, jos kultūrą, ispanų įpročius, bet taip pat apie gramatiką ir apie žodyną. Šiandien mes su jumis pakalbėsime apie frases idiomáticas, nes jeigu jūs norite skambėti kaip ispanas, kaip tikras ispanas Ispanija, tai jums reikia žinoti posakius, taip, arba kitaip refranes, frases idiomáticas, posakius, kuriuos ispanai tikrai labai dažnai naudoja. Dėl to manau, kad jūs turite paruošti sąsiuvinėlį, lapuką, tušinuką, klausyti ir užsirašyti, kad po to galėtumėte naudoti jūsų ispanų kalboje. Iš pradžių pasižiūrėkime, kas tai yra refran, taip, arba frase idiomatika, posakis. Vadinasi, tai yra sakinys, kurį mes suprantame netiesiogiai. Tai, kas yra parašyta, mes negalime to sakinio taip versti ir suprasti tiesioginę reikšmę. Ne. Čia kaip tik eina kalba apie netiesioginę reikšmę. Ir vienas iš pirmų yra estar en las nubes. Ir tai reiškia būti distraído, vadinasi, išsiblaškiusiam, y no prestar atención ir neatkreipti dėmesio. Taip, žmogus nekreipiantis dėmesio. Ir kaip pavyzdį mes galim pasakyti, Juan estaba en las nubes en la clase y no escuchó la pregunta del profesor. Juanas buvo išsiblaškęs pamokoje ir neišgirdo mokytojo klausimo. Matote, estar en las nubes, būti debesyse. Netiesioginė prasmė yra, kad tu esi išsiblaškęs. Más vale tarde que nunca. Tai reiškia, kad geriau padaryti kažką vėliau, negu visiškai to nedaryti. Es mejor hacer algo tarde que no hacerlo en absoluto. Ir pavyzdys. Llegaste tarde a la fiesta, pero más vale tarde que nunca. Atėjai vėlai į šventę, bet geriau vėliau nei niekada. Ir šitą išsireiškimą mes Lietuvoje irgi tikrai naudojame. Sekantis išsireiškimas, kurį mes jokių būdų negalime žiūrėti ir versti tiesiogiai, tai yra tirar la toalla. Ir tai reiškia pasiduoti, rendirse o darse por vencido. Pavyzdys. No tires la toalla, aún puedes aprobar el examen. Nepasiduok, vis dar gali išlaikyti egzaminą. Tirar la toalla reiškia nepasiduoti. Sekantis yra labai juokingas. Estar como una cabra. Ir tai reiškia estar un poco loco, pero de manera divertida. Būti kažkiek pakvaišusiam, taip, bet iš gerosios pusės, iš juokingos pusės. Pavyzdžiui, mi amiga está como una cabra. Ayer empezó a bailar en medio de la calle. Mano draugė išprotėjo. Vakar pradėjo šokti gatvės viduryje. Būtent tokiose situacijose, taip, tokiose juokingose mes ir naudojame šitą išsireiškimą. Ser pan comido. Ser pan comido reiškia, que algo es muy fácil, kad kažkas yra labai lengvo. Por ejemplo, este ejercicio es pan comido, lo terminé en 5 minutos. Šitas pratimas yra labai lengvas, aš jį baigiau per 5 minutės. Ser pan comido, taip reiškia kažką padaryti labai greitai. Labai lengvai. Sekantis išsireiškimas yra hacerse la vista gorda. Significa ignorar algo a propósito. Vadinasi, tai reiškia tyčinis kažko ignoravimas, kai jūs tyčia kažką ignoruojate. Por ejemplo, el profesor se hizo la vista gorda cuando vio que copiaron en el examen. Mokytojas suignoravo, kad nukopijavo egzaminą. Būtent tokiose situacijose, taip, kai jūs nekreipėte dėmesio į kažką, jūs
šitą išsireiškimą aserša la vista gorda ir panaudosite. Jeigu negali įsiminti visų, nieko tokio ir nereikia, neįmanoma visų įsiminti, išsirašyk dabar vieną arba du kokius išsireiškimus ir juos išmok. O tam, kad būtų lengviau praktikuotis ir geriau įsiminti, bandyk naudoti savo kasdienėje kalboje. Kai tik kalbi ispaniškai, bandyk vieną kitą įmaišyti į savo sakinius. Ir taip po truputį pradėsi naudoti visus šituos posakius. Jūs dabar galite komentaruose parašyti, o koks posakis jums patiko labiausiai. Ir kokius jūs savo išsirašysite ir išmoksite. Rašykite komentaruose. Bus įdomu pasižiūrėti, ar sutaps jūsų nuomonės dėl posakių. O mano mėgstamiausias posakis yra más vale tarde que nunca. Nes aš esu įsitikinusi 100%, kad geriau padaryti vėliau nei niekada. Tikrai. Galite užtrukti mėnesį, 2,5 metų, bet geriau padaryti galiausiai tai, nei visiškai to nepadaryti. Na, o jeigu tau patiko šitas video, tai neužmiršk apie laiką, neužmiršk prenumeruoti, kad nepraleisti daugiau mano video ir taip pat tokiu būdu palaikysi mano kanalą. Ačiū, kad buvai su manimi, kad žiūrėjai ir susitiksime jau greitai kitame video. Hasta pronto!